Prastas žmogus ten nedrįso nė kojos įkelti, tačiau banditai į šį restoraną atsigabendavo ką tik panorėję. Užsimanė tuo metu dalyvauti vienoje populiariausių laidų taip ir ne. Patys į televizijos studiją nevyko, į savo restoraną atsigabeno televizijos laidą. Ten žaidė, filmavosi ir laimėjo viską, ką tik tai norėjo. Ir jūsų kolega? Deivis Ganusauskas. Taip. Kuo užsiimat? Uždaros akcinės bendrovės Čybis prezidentas. Teigiama, kad žaidimas nesėkmingai baigėsi vieninteliam Valinskui. Esą vyras mėgino pakibinti Rimanto Ganusausko mongolo žmoną Loretą. Pagal banditų paniatkes tai nedovanotinas dalykas. Valinskas buvo apdovanotas banditų prizu – smūgiu į lempą. Vėliau Vilijoje koncertavo ir dabartinis Seimo narys Ligitas Kernagis. Dainuoti daktarams tuo metu buvo prestižo reikalas. O štai Henytės pusbrolis mongolas iš Afrikos atsigabeno Bonnie M. Nematytos odos spalvos, keistai ant scenos besitampančias žmogystas iš pietų. Tai labai nepatiko Henriko daktaro mamai Jadvygai. Nepaisant to, kad Kauno banditai sugebėjo atsigabenti vieną garsiausių pasaulio grupių, Jadvyga paprašė tokių Mickey Mouse'ų čia daugiau nebevežioti. Tegul restorane groja gražų žmonės, gražią lietuvišką muziką. Aš tiek atsimenu, buvau aš Vilijoje čia ant naujų metų ir Rimas atsivežė iš BNM. Tų negrų, tu yra nuotraukos, mačiau aš. Sakau, Rimai, tu išprotėjai. Ai, teta, bet vengdavo, jis taip, žinot, nesiginčino, vengdavo jis manęs. Visos daktarų linksmybės baigdavosi smagiai ir laimingai, išskyrus Džordanos Butkutės pasirodymą. Kartą Vilijoje Henrikas daktaras esą prisikabino prie Džordanos, o ši jam pasakė, cituojame, kvaily, jei tavo juoduose marškiniuose auksinės sagos, dar nereiškia, kad esi labai krūtas. Žiūrėk, ant mano kojų 54 gramai aukso grandinių. Po šių žodžių Butkutė gavo bokalą. Pirminį Henytės smūgį uloku iš viršaus. Kitą dieną Džordana kreipėsi į policiją, parašė pareiškimą, tačiau vėliau jį atsiėmė. Kalbama, kad už taikos sutartį daktaras jai sumokėjo $5,000. Daktarams pavyko sukurti milžinišką duoklių rinkimą, metalo bei spirito kontrabandą kontroliuojančią imperiją. 1992